Kam jūs tą vandenį nešat, juk ir taip per dienas lyja. Taigi sodinsiu augalus, reikia palieti. Suprantu. Žinau, kad esat augalų mėgėja, tai štai atnešiau zuikiakrūmį, galbūt jam kur nors vietos prie upelio rasite. Žinot, susiviliojau nusipirkti, nukainuotas buvo, pardavėjas sako, imgi akciją, tai ir nupirkau, bet tik tada, kai nupirkau, supratau, kad pasodinti tai neturiu kur. Zuikiakrūmis būtų gerai, žinai, tiktų prie mano katino zuikio vardo. Kiek žinau, dar juos kitaip šluotiniais sausiakrūmiais vadina lik. Kad atnešei krūmelį, puiku, bet štai žodis nukainuoti tavo lūpose nėra jau taip puiku. Žinot, aš imu kastuvą ir kasu duobę, tik pasakykit kur, o jūs per tą laiką galit pakalbėti apie tą netikusį žodį. Kask čia. Taigi, kaip ne išnuomoti butą, o išnuomoti, taip ir ne nukainuoti prekę, bet nukainoti. Beje, dažnai girdžiu netaisyklingai kirčiuojant, sako nukainuota prekė, reikia sakyti nukainota prekė. Jūs gal geriau krūmelį į duobę dėkit, užteks jau apie tuos žodžius nukainoti, išnuomoti. Beje, o žodis zuikis geras? Galbūt geriau reikėtų sakyti kiškis? Geras tas zuikis, niekuo nenusikaltęs. Oi, prisiminiau, yra toks zuikiabaravykis, na grybas toks. O aš apie zuikbulves esu girdėjusi. Yra tokios ir zuikiakanapės. Yra tokios ir zuikiaaguonės. Žinot, auga kažkur ir zuikiarūtės. Lyg jos žvirbliarūtėmis vadinamos. Gerai, gal zuikinam jau iš tų pievų. Einam zuikiarūkštinėlių rinkti? O gal geriau zuikžirnių, tai yra pelėžirnių sėti.